Nu ką, merginas, norit ir jūs tokį grožį ir kvapą turėti savo namuose? Mm? Aš jums parodysiu, kaip tai pagaminti. Labai paprastai. Pavyks kiekvienai. Šiai kekei prireikė man 2 aloe vera skaidrių muiliukų, šniūro ir ledukų formelių. Muilą susitarkavau ir 10-15 sekundžių vis išjungiu, mikrobangiai ištirpinau, susikarpiau šniūrelį, užrišau mazgelius ir į ledukų formą va taip va sukišau, supyliau ištirpusi muilą ir uždariau, įdėjau į šaldytuvą valandai. Po valandos labai sunkiai atsidarė man ta dėžutė, bet pavyko ir va, kokie grožiai gavosi. Dabar pats fainiausias darbas - suformuoti kekę. Pirmasias 5 uogytes susirišau mazgeliu ir toliau dėjau su šniūreliu vis apsukdama, darydama tą rankenėlę. Tikrai pavyks kiekvienai. Labai fainas dalykėlis, vat virtuvėj prie kriauklės ar duše kvepia, putoja, nu super. Ir dekoras ir reikalingas daiktas. Sėkmės gaminant.